Kaip vaikams smagu mokykloj. Valio! Ką mąstai? Skaičiuoju. Kodėl būtent dabar? Savo atlyginimą skaičiuoju. Kas tokio pasikeitė? Kaip tai, kas neaišku, žiūrėk. Atsitiko toks dalykas. Ministerijos atstovai labai garsiai aiškina, kad neva suteikė galimybę mokykloms net 20% padidinti laiką skirtą pasiruošimui tiems mokytojams, tiems pedagogams, kurie dirbs nuo rugsėjo su atnaujintom ugdymo programoje. Laukiam to pakėlimo. Tiek planų, idėjų turiu. Tai ką girdi visuomenė? Kad mokytojams 20% algos bus pakeltas. Taip nėra. Mokyklos tų pinigų visų pirma negavo, tų žadėtų 7 milijonų, bet jau šiai dienai, ne? Kas tada? Kaip dabar sugalvoti, iš kur čia paimti, kur nuimti ir kam pridėti ir kaip pridėti? Labai paprasti 2 scenarijai, kuriuos jau teko girdėti, aš tikiu, kad yra jų ir dar daugiau. Scenarijus numeris 1. Paimi tam pačiam žmogui iš bendruomenės valandų, nuimi tų valandėlių, kitaip tariant pinigėlių ir pridedi prie pasiruošimo pamokoms. Finale ar atlyginimas pasikeitė? Kaip matot, liko toks pat. Scenarijus numeris 2. Paimam visos mokyklos bendruomenės valandas, sumažinam šiek tiek lyginių klasių pedagogams ir tokiu būdu galim iš to pačio katilo padidinti 20% pasiruošimui skirtas valandas lyginėse klasėse, kurios šiai dienai dirba jau su atnaujintom programom. Bet tai visiems pedagogam etatas susidaro, tai problemos turbūt tame nėra. Ai, tu galvoji, kad visiems pedagogams susidaro etatas? Nejuokink. Geriau pirma, tegul ministerija pasižiūri, kiek iš tikrųjų tie žmonės valandų per mėnesį dirba ir kiek etatų, o tada ir pasikalbėsim. Pasirodo, ne viskas taip, kaip atrodo, ne?